Apgautas velnias. Kitą kartą gyveno žmogus, kuris buvo vedęs labai nedorą žmoną. Ji išgalvodavo visokių darbų, blogai jį maitino, nuolat šaukė, barė ir net mušė. Taip žmogus, bevargdamas, prakeikė ir savo gyvenimo dienas. Pagaliau tas žmogus mirė, o kadangi jis niekuomet nėjo bažnyčion, nes per žmonos užduodamus darbus neturėjo laiko, nudundėjo tiesiai į pragarą. Tuojau prisistatė velniai ir pradėjo jį visaip kankinti. Tai su yla bado pašonėn, tai bizūnais apkulė, bet žmogus kenčia ir užuot rėkęs ar dejavęs, juokais netveria. Mat po viso to, kai jis kentėjo nuo žmonos, jam pragaro kančios atrodė vieni niekai. Žiūri velniai ir atsistebėti negali, jau rodos taip smarkiai jį kočioja, o jis linksmas ir linksmas. Tuojau vienas iš pragaro didikų priėjo prie jo ir klausė: Ei žmogau, ko tu čia taip juokiesi? Nejaugi tau linksma, kad pakliuvai pragaran ir tave į smalą grūdame. Oi, ponuli, atsakė žmogelis, supratęs, kad prieš jį stovi pragaro vyresnysis. Žemėje aš gyvenau su labai gera žmona, kad jūs žinotumėte, kaip man buvo puiku su ja gyventi. Kai tik ją atsimenu, širdyje linksma darosi. Matai kaip, nustebo velnias. O sako, kad moterys piktos ir nekantrios. Netikėk tuo, ponuli, meluoja toliau žmogus. Manoji pilna linksmybių, todėl ir aš toks linksmas. Velniui tapo labai smalsu ir jis panoro pamatyti tą moterį. Tuojau iškilo į žemės paviršių ir nuėjo pas ją į svečius. Žinoma, jis buvo pasivertęs gražiu jaunikaičiu. Girdėjau, kad esi našlė, tai gal tekėtum už manęs? Boba pamačiusi gražų vyrą, tuojau sutiko tekėti. Po vestuvių vieną kitą dieną dar nieko, o toliau ėmė elgtis kaip su pirmuoju vyru. Varyti į darbą, stumdyti ir kulti. Kenčia velniūkštis dantis sukandęs ir laukia, kada ji taps linksma, tokia kokią vaizdavo pirmasis vyras. Laukė, bet pagaliau baigėsi jo kantrybė. Spruko nuo savo pačios ir nukūrė per laukus į pelkyną, kad iš ten pasiektų pragarą. O Boba vejasi ir šaukia: Palauk, aš tuoj tau suruošiu linksmybės. Parlėkė velnias į pragarą ir šaukė: Išvykit iš pragaro tą melagį. Išvykit iš pragaro tą melagį, juk jis žemėje būdamas kentėjo labiau nei pragare. Tegul eina į dangų, nėra ko jam čia pas mus lepintis. Ir išvarė velniai žmogų iš pragaro.